Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Sveikos mielosios radijos stoties XFM klausytojos. Šį vakarą vėl su jumis sveikinuosi aš Eglė ir laida Moterims iš širdies į širdį. Ir šiandien pas mus svečiuose yra jauna, miela viešnia Giedrė Sujetaitė Volungevičienė, kuri yra psichologė ir įmonės ar parduotuvės, galbūt pavadinčiau, edukaciniai.lt ugdymo ekspertė. Labas, Giedrė. Labas, Eglė. Labai malonu, kad atvykai šiandien pas mus. Ir šiandien mes su Giedrė kalbėsimės apie žaidimą. Apie žaidimus, apie žaislus ir apie žaidimo svarbą vaiko gyvenime. Ir kaip svarbu mums suaugusiems, kurie jau visi seniai pamiršę žaidimus, kartais vėl grįžti į vaikystę ir pažaisti su mūsų mažais pipiriukais. Taigi, Giedrė, mano pirmas klausimas būtų, kodėl tiem vaikam yra toks svarbus žaidimas, nes, nežinau nė vieno vaiko, tikrai nė vieno vaiko nežinau, kuris nemėgtų žaisti. Tai vadinasi, tikrai vaikui tai yra labai svarbu. Kodėl jam tai yra svarbu? Taip, labai malonu, kad mane pakvietėt. Vaikai, jie ypatingai tarp savo gimimo ir mokyklos tarpo mėgsta žaisti. Nes tai yra jiems tiesiog dar jų protui labai lengvas užsiėmimas. Jie tiesiog gali veikti tai, kas jiems paprasčiausia, ką jie sugeba, jų gebėjimams nėra taisyklių. Taip. Ir jie tiesiog manipuliuoja daiktais. Pamato, kad stovi padukas, paima, apverčia, padeda vėl. Tai yra paprasčiausia, ką jiems geriausia daryti ir jie tą daro. Jiems tai malonu, jeigu atranda, kad kažkas nukrenta, kad kažkoks judesys, jie atranda pasaulį ir žaidime tiesiog jų vystosi sąmonė. Tai va. O psichologai iš tiesų labai daug pradėjo pastaruoju metu atkreipti dėmesį į žaidimą, nes, ryškėja tokios tendencijos, kad vaikai darosi, nelaimingi, jų depresyvumo lygis labai kyla ir ieškant priežasčių, pastebėta, kad vaikai labai mažai žaidžia lauke. Ne tik lauke, bet ir visos aplinkybės tiesiog jiems sumažino tą žaidimo laiką, kai jie gali, kūrybiškai kažką kurti, kažką laisvai atrasti. Ir, daug, čia iš tiesų mes gal ir toliau apkalbėsime, bet žaidimas, yra labai svarbus raidos etapas. Ypatingai iki mokyklinėme amžiuje, kad jų savimonė, saviraiška ir net ir vaizduoti atgimtų. Nes jeigu tai neįvyksta iki mokykliniam amžiuje, tai vėliau labai sunku sąmoningai išmokti. Tai yra raidos etapas, kurį reikia nepraleisti. Ir tikriausiai aš galvoju, kad tai labai labai svarbu žvelgiant į žmogaus ateitį, ar ne? Kad jisai per žaidimą išmoksta tam tikrų pamokų, kurios bus labai jam svarbios ir bus panaudotos ateityje, ar ne? Taip, ypatingai tie žmogiškieji tokie ištekliai, ne tik žinios ir faktai, bet kūrybiškumas, atkaklumas, kai vaikas mąsto, sprendžia problemas, kaip nukrenta puodukas ir jisai pats nušliaužia, o ne mama paduoda. Tai yra didelis jam iššūkis. Ir jisai tada pasitikėjimą net tam tikras sukuria, kad jisai pats jau gali, nes nuo šliaužimo iki ėjimo irgi labai daug turime įveikti savo. O taip pat norėčiau paklausti, kokie žaislai yra edukaciniai.lt? Ir aišku, iškart iš pavadinimo suprantame, kad tai yra edukaciniai žaislai. Kuo jie svarbus? Kas yra tie edukaciniai žaislai? Ir tarkim, ar kiekvieną žaislą galima pavadinti edukaciniu? Taip, iš tiesų edukaciniai žaislai yra, tas, jeigu mes turime tikslą vaiką ugdyti, tai jau galime vadinti, kad edukacinis. Bet, labai svarbu yra iš tiesų nuostata. Jeigu mes galvojame, kad vaikas žaidžia ir jis jau ugdosi su tais žaislais, tai ne visada gali tai būti. Jeigu suaugęs prisės, parodys, ką su juo galima daryti ir, parodys naujų dalykų, kurie vaikui tikrai bus nauji, tai tada mes jau sakysime, kad tai edukaciniai žaislai, su kuriais vaikas tobulėja, atranda naujų dalykų, nes bokštą pastato vieną vakarą, bokštą pastato antrą vakarą,
Na taip, mes galim sakyti, kad jisai moka, bet na toliau nieko neatranda. Taip, tai jeigu jisai statys bokštą iš kitos pusės, jau sakysime, kad čia edukacinis žaislas, nes vaikui padeda kurti ir pamatyti naujus sprendimus. Tai tarkim, tam tikrose etapuose edukacinių žaislų net ir kamuolys gali būti, ar ne? Žinoma, tai labai gali būti fiziniam aktyvumui skirtas žaislas ir skirtingų formų ar aukščių ar lygių tikrai gali išugdyti daug gebėjimų. Ir per tuos edukacinius žaislus vystosi įvairūs vaiko gebėjimai, ar ne, įvairios sritys gyvenime, kurios bus reikalingos. Taip, žaislai priemonė yra tarp suaugusio ir vaiko. Sujungti tą veiklą, nes suaugusiojo mąstymas yra kitoks nei vaiko. Vaikas mąsto daug labiau abstrakčiai, o mes labai konkrečiai. Tada, žaislas yra ta dalis, kuri mums padeda, artėti prie vieno požiūrio ir, padaryti kažką iš to. Jeigu suaugusiai labai daug, ir konkrečiai spaus vaiką, tai ir tada vaiko tiesiog mąstymas, tas ne tik mąstymas, per kūrybinis mąstymas labai susiaurės. O ką mes, laviname, tai iš tiesų net sunku išvardinti. Nuo kiekvienos sekundės gali prasidėti ir fizinis aktyvumas, ir kritinis mąstymas, kūrybiškumas, net emocinis ugdymas ar bendravimo dalys. Žaidime, ypatingai ta gera emocija vaiką pakrauna ir, į ateitį jam formuoja, kad tai maloni veikla. Ir čia gaunasi mokymasis man malonus, nes vaikas kažko išmoksta ir jis tuo džiaugiasi, kad išmoksta. Tai ateityje jisai supranta, kad tas procesas yra malonus, todėl man mokytis yra malonu ir viso gyvenimo mokiniais tampame. Tai, ko iš tiesų dabar visos, gal ir Europos ir pasaulio švietimo sistemos siekia, kad vaikas taptų viso gyvenimo besimokančiu žmogumi. Tai, žaidime ir iš tiesų gimsta tos pirmosios, kaip ir uždedamas kažkoks pagrindas, ar ne? Mokymuisi, tokiam pozityviam mokymuisi uždedamas pagrindas. Taip, kad tai maloni veikla ir jo net smegenų, ląstelėse tai įsireižia. Kągi, mes labai įdomiai pradėjome mūsų pokalbį ir toliau tęsime pokalbį apie žaislus ir žaidimų formas pagal vaiko amžių ir įgūdžius, bet apie tai pakalbėsime vėliau, o dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir pasiklausykime muzikos. Likite su mumis, mielosios. Šviesa ar tirpstu nakties tyloje, nors trumpam leis pažvelgti į tavo sielos gelmes. Pažint tavo žvaigždę, kaip pažinti tavo mintis, kaip sutik tavo žvilgsnį. Pažvelk į mane,
Pažvelk į mane. Pažvelk. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame po muzikinės pertraukėlės į studiją ir tęsėme pokalbį su Giedre. Šiandien kalbamės apie žaidimo svarbą vaikų gyvenime ir jų raidoje. Ir Giedre, iš tiesų laikai keičiasi. Aš prisimenu mano vaikystėje, aš turbūt minimaliai savo laisvalaikio praleisdavau namuose. Tiek šaltuoju, tiek šiltuoju metų laiku, dažniausiai su visais draugais ir draugėmis dūkdavom lauke gausybė įvairiausių aktyvių žaidimų ir iš tiesų arba lauke, arba kažkur koridoriui, laiptiniai, žodžiu, bet to bendravimo su bendraamžiais buvo labai daug ir tos aktyvios veiklos. Dabar aš pastebiu tokią tendenciją, kad begalės vaikų, iš tiesų labai daug vaikų laisvalaikį leidžia namuose. Ir kaip yra dabar su tų vaikų laisvalaikiu? Ar mums, matant, kad mūsų vaikai namie žaidžia vieni namuose, ar mums reikia čia kažko baimintis? Ar reikėtų būtinai su jais eiti ir žaisti? Ar jie gali žaisti vieni? Kaip yra su tuo žaidimu? Iš tiesų, ir mokslininkai dabar bando visam pasauliui pranešti tą didelę problemą, kad autentiškas žaidimas nyksta ir tikrai kiemuose nesimato to skirtingo amžiaus vaikų žaidimo, kuris, bendruosius mūsų gebėjimus ypatingai išlavindavo, mes mokėdavom bendrauti su kiekvienu, nepažįstamu, pasisveikindavome ir kaimynus visus pažinojome, o dabar iš tiesų labai, tie visi bendravimo ir nukenčia mūsų gebėjimai. O autentiškas žaidimas iš tiesų mums leido plėtoti mūsų fantaziją, kūrybiškumą ir čia slypi mūsų sąmonės raidos aspektai. Jeigu mes su draugais kūrėme ir čia dabar spontaniškai viską improvizavome, mes išmokome spręsti problemas. Ir dabar iš tiesų pastebime tą netgi atotrūkis tarp kartų. Prieš 20-30 metų žmonės būdavo daug kūrybiškesni, o dabar tyrimai rodo, kad vaikų kūrybiškumas ženkliai suprastėjo darželio amžiuje. Ir netgi pradinėme amžiuje matome dideli skirtumai. Tai suaugusieji turėtų padėti vaikams šiek tiek praplėsti turinį žaidimo, kad tas turinys būtų toksai gyvesnis ir vaidmenys atsirastų virėjas, policininkai. Vaikai ne visada supranta, kam to reikia. Tai suaugusieji turi tiesiog tą prasme parodyti, kad tai smagu, kai tu sukuri savo parduotuvę. Mes tikrai vaikystę daug žaisdam tokių, kur atrodo paprastas gyvenimo ritualas, ten nueiti į parduotuvę, nupirkti. Taip. Bet vaikui tai, jam padeda suprasti geriau visuomenės kaip ir raidą, kad aš ateinu į parduotuvę ir perku su pinigais, kam to reikia, ta prasmė atsiranda. Ir jisai vėliau, tikėtina, kad supras daug geriau, kodėl įstatymai, kam reikalingi jie, kodėl neviršyti greičio, nes kitiems keliu riziką. Tas visas pasaulio suvokimas žaidime padeda greičiau suprasti, tuos visus simbolius mūsų kultūros, nes kultūra yra iš tiesų labai sudėtingas, abstraktus reikalas, kuris vaikui mažam yra sunkiai suprantamas, o žaidimais sukuria savo pasaulį mažesnį, o suaugęs gali vis praplėsti ir parodyti, kad šitas ir kam to reikia. Ir suaugusio tikrai pozicija dabar svarbi, kai mažėja tarp skirtingo amžiaus vaikų, nes vyresni vaikai parodydavo tiesiog tuos naujus žaidimus ir mažieji net nejausdami irgi išmokdavo to. Dabar, nesimato to ir reikia vaikams tiesiog, prisiminus savo vaikystės žaidimus, jiems maloniai parodyti. Tai žodžiu, mes suaugusieji turėtumėm visgi tikrai prisidėti ir kažkiek kompensuoti to žaidimo, praplėsti akiratį ar ne ir padėti vaikams rasti daugiau galimybių, daugiau nišų, kaip galima žaisti, kur galima improvizuoti ir kokias rolės prisiimti ar ne gyvenime. Taip, nes tų rolių yra iš tiesų labai daug ir vaikas visų tikrai nežino, jisai neturi patirties, o mes turim tiek daug patirties, ir mes tikrai turime labai didelį, tą bagažą, kurį reikia su vaiku pasidalinti.
Giedre, o kaip yra su tuo pasyviuoju vaiko žaidimu, tarkim, sėdėjimas prie kompiuterio, žaidimas su planšetėmis, įvairiais išmaniais telefonais, žaidimas kompiuteriniais žaidimais, televizijos žiūrėjimas, filmukų žiūrėjimas, visos šios veiklos, kurios vaiką, pasodina ant kėdės ir jisai jau kaip ir nelabai tampa aktyvus gyvenimo ir to žaidimo dalyvis. Kaip yra su šita sfera? Ar jinai yra pavojinga ir jeigu taip, tai ar turime riboti, kaip riboti ir kaip elgtis su šita sfera? Taip, iš tiesų pasaulis dabar juda į tą, tokį vieno asmens ir jo gebėjimų ugdymą. Atsiranda labai, daug bendravimo trūkumo, nes, mes turime ir savo kambarį, ir savo televizorių kambarį, ir savo telefoną, kur tiesiog žmogus tampa viskas jam asmeniškai. Taip. Bet nėra to bendradarbiavimo bendruomenės, kuri padėtų, ir žinoma komunikabilumui, bet ir tam, supratimui, kodėl aš esu tarp. Mes esame socialūs individai ir mūsų laimėjimai, yra laimėjimai, nes mes pasidaliname su kitais. Tai taip, kompiuteriai ankstyvam amžiuje iš tiesų kenkia, nes jeigu iš tiesų labai daug jo naudojama, vaikas tampa pasyvus. Ir net kūdikiams, dabar ryškėja toks marketingo, kad jau nuo kūdikio vežimėlio vaikas su kompiuteriu. Mes vaikui ugdome priklausomybę. Ir jisai netgi mokslininkų, akimis tą turi tikrą priklausomybę, kaip alkoholizmas, kaip nuo cigarečių. Ir matosi žingsniai, kai reikia jam išeiti iš to, intoksikacija. Tai vaiko tiesiog mąstymas suspaudžiamas, jisai, gauna daug stimulų, bet, jo sąmonė nesivysto, tai gaunasi stabdis vaiko raidoje. Ir iki mokykliniam amžiuje aš ypatingai stengiuosi, vaikams labai aišku pasakyti limitą, jeigu jisai žaidžia su žaislu, o visus kitus stengiamės jau atrasti, ką jie kiti žaislai gali daryti. Nes jeigu mes tik kompiuterį naudojame, vaikas pamiršta apie kitus žaislus ir jam to net nereikia, nes jie neįdomus, negroja, nekalba. Vaikas jau lūkesčius iškelia žaislams. Jis gaunasi, kad mane linksminkit, bet aš pats nieko nekursiu. Ir taip gaunasi, kad nebenori mokytis. Nebenori atrasti, suprasti, kaip, kodėl tas visas pasaulis veikia. Tai iš tiesų neigiamai veikia. Tai jeigu aš gerai suprantu, netgi ir tie žaislai, kurie atlieka labai labai daug funkcijų, kurie labai tėvams patinka, ypatingai kai jų vaikai yra maži, tie žaislai, kurie groja, dainuoja, seka pasakas, eilėraščius, moko abėcėlės ir taip toliau, jie taip pat gali daryti neigiamą įtaką vaiko raidai. Taip, iš tiesų tas darymas kažkokio žaislo gaunasi, kad vaikas tiesiog, tokia auditorija. Jisai nieko pats nedaro ir jisai nekuria savo vaizduotėje vaizdinių jokių, jam neatsiranda supratimas, kas, kodėl. Jis vieną mygtuką gal paspaudžia ir labai konkretų tada išlavina mygtuko paspaudimą savo gebėjimą, bet didesniai perspektyvoje jo sąmonės tai nelavina. Nes turi atgimti vaiko kūrybiškumas ir vaizduoti, kad jisai turėtų savo mintyse. Ir pavyzdžiui, tie žaislai, kurie abėcėlę moko, vaikas dar neturi vaizduotės, kad galvoje atsirastų kažkokie vaizdiniai. Ir jis mokydamasi skaičių neturi galvoje to skaičiaus. Tai tikrai jisai nesupranta, kam tie skaičiai raidės. Todėl tikrai reikėtų skaičius mokintis pradinėme, dar gal prieš mokyklinį klasę, bet ankstyvas ugdymas, tai gaunas, kad vaikas išmoksta ir moka pakartoti. Bet jis nesupras, kam to reikia. Tos prasmės jisai nežinos. Tai visiems tėvams, kurie lyg ir galvoja, kad jau moka skaityti, vaikas iki 5 metų jis gerai dar nesupranta, kam to reikės. Tai daug geriau iš tiesų žaisti vaizduoti žaidimus, kai parduotuvėje mes skaičiuojam, ir gal tada supras, reikia čia skaičiuoti tuos pinigus, tai gal reikia skaičius išmoksti. Ir tada jau galima mokinti skaičių, nes jau supranta, kad yra tam tikros rolės ir aš turiu prisijimti kažką. Taip, iš tiesų turbūt dabar daugeliui mamyčių ir tėvelių, kurie mus klauso, daugelis susiėmė už galvos,
ir peržiūrėjo savo vaikų žaislų racioną. Pusę jų norėtų išmesti, bet kol kas neskubėkime to daryti ir pakalbėsime po trumpos pertraukėlės, kokiegi vis dėlto žaislai, teikia naudą ir kokius žaislus pasirinkti vaikam pagal jų įgūdžius, pagal jų amžių, bet tai padarysime po trumpos pertraukėlės. Taigi, mielosios, likite su mumis ir klausykitės mūsų toliau. Siaučia ir tautos tuščias užmačias renska. Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš viešpatį ir jo pataptąjį. Jis sako, sutraukime jų pančius, nusimeskime jų virves. Tas, kuris danguje sėdi, joksis prieš nuslyčiusius iš jų, tada jis rūšiai prabils ir išgąsdins dėl savo įniršių. Aš pastačiau savo karalių Sione, savo šventajame kalne. Aš paskelbsiu nutarimą, kurį viešpats man pasakė. Tu, mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau, prašyk ir duosiu tau paveldėti pagonis, pavesiu tau visus žemės pakraščius. Geležinė lazda jos tramdysi, kaip molio indus jos daužysi. Taigi dabar, karaliai, būkite išmintingi, pasimokykite žemės teisėjai. Tarnaukite viešpačiui su baime, tarnaukite viešpačiui su baime, tarnaukite viešpačiui su baime, džiaukitės didėdami, bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje. Jo rūstybei staiga užsidegus, bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje. Jo rūstybei staiga užsidegus, bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje. Jo rūstybei staiga užsidegus, bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje. Jo rūstybei staiga užsidegus. Palaiminti visi, kurie jo pasitiki, 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 visi, kurie jo pasitiki, visi, kurie jo pasitiki, visi, kurie jo pasitiki, visi, kurie jo pasitiki. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Vėl grįžtame į eterį ir šiandien kalbame su Giedre apie vaikų žaidimus, apie žaislus ir kalbant apie tuos edukacinius žaislus, apie lavinančius žaislus. Ar yra kažkoks skirstimas galbūt,
Kokie žaislai kokio amžiaus tarpsniui arba kokie žaislai pagal kokius vaiko įgūdžius yra reikalingi ar netinkantis tam tikriems amžiaus tarpsniams, tam tikriems įgūdžiams ir kaip tėvams atskirti ir suprasti, koks žaislas kokio amžiaus tarpsniui ir kokiam vaikui yra tinkamas ir įdomus. Iš tiesų geriausia rinkti žaislus pagal įgūdžius, nes tikrai kartais nurodo žaislų kūrėjai nuo kiek metų žaisti, bet iš tiesų gali būti, kad 2-metis gali jau žaisti su 5-mečio nurodymais ir svarbiausia stebėti vaiką. Ir tas žaidimas ir yra kartais improvizacija ir suradimas, kaip žaisti su žaislais. Žaislas, ypatingai tas, kuris turi atvirą tokią funkciją, gali ir vienoje vietoje tikti ir kitam žaidime, yra geriausias. Todėl pavyzdžiui, vaikams iki 2 metų geriausiai surenkami žaislai. Tiesiog konstruoti, kažką dėti, pilti, sudėti, išimti. Jiem tiesiog vystosi motorika ir jiem įdomu visi dėsniai judėjimo, kaip nurieda, kaip griūna, ypatingai bokštai. Ir tas džiaugsmas juos apima, kai jie gali vėl pakartoti ir vėl pajusti, kad vėl nugriuvo. Tai, ypatingai mažiems vaikams konstruktoriai geriausia ir, jiems tikrai tas grojantis žaislas neatstos to, ką jisai gali surasti su tuo žaislu sukonstruotu ir nugriuvusiu. Jeigu kalbant apie jau 3-mečius vaikus, jiems įdomiau jau kūrybiniai, tie, kur kažkokį, ar daktaro kabinetui skirti žaislai vėlgi, kad įsivaizduoti ir pastatyti savai personažą kažkokį. Jau nurodo ir tą kultūrinį tokį, kad gali būti toks vaidmuo ir vaikui jau sudaro, tiesiog vėlgi tokia kaip ir erdvę ar aplinką kurti pačiam. Ir geriausia iš tiesų stebėti vaiko žaidimą kartu būnant su juo, nes jeigu mes stebim tik stovėdami virtuvėje, o vaikas kitam kambario gale, negirdime, ką jis šneka, negirdime, kas jam svarbu. Jeigu mes žaisime kartu, suprasime, kokią emociją, koks žaislas kelia. Gal jam dabar svarbu net ir lėlės berniukui, o nebūtinai mašinos. Pavyzdžiui, nežinodami, imsime mašiną. Tai svarbu iš tiesų kartais pažaisti ir suprasti, kas vaikui įdomu. Gal jam jau įdomu kažką šiek tiek skrebenti pieštukais arba. Ir tai vėlgi mus paskatins atrasti tuos žaislus, kurie vaikui įdomus. Nes jeigu mes žaislų turime daug kambaryje, vaikas pasimeta. Jisai nežino, ką imti, nuo ko pradėti. Jo tiesiog gaunasi čia kolekcija. Gal nieko neimti ir tiesiog žiūrėti. Ir tada vėlgi, ar mes vystome vaiką su tiek daug žaislų kambaryje, ar norime, kad jis imtų vieną ir su juo kurtų, atrastų didelės erdves ir tai vaizduotei. Tai mano nuomonė yra geriau mažiau, bet kokybiški žaislai, nei daug ir tiesiog kolekcija. Vaikui turi būti daug funkcijų turinti žaislas. Ir visos lėlytės, ir mašinėlės tikrai gali būti. Bet ar tuo momentu, tarkim, iki 2 metų jis jau žinos. Jeigu norime, aišku, paskatinti, kad jis pradėtų šiek tiek įsivaizduoti ir jau atgimtų tą jo, vaidmeninių žaidimų funkcija tokia, tai galime parodyti ir mes kartu tada, čia lėlytė, net ne lėlytė, o daktarė atplaukia į kokią negyvenimą salą ir gydo žvėrelius. Ir tai jau mes padedam vaikui, tai čia galima tai vis tik žaisti, nes jisai nežinojo apie tai. Tai jau mes galime padėti jam lavinti tą, bet žinoma, lavinsime su žaislais tada, jeigu mes žinosime, ką norime. Žinoma, nusipirkus žaislus galima perskaityti instrukciją, pabandyti su tuo, bet neapsiriboti, tiesiog instrukciją. O ką dar mes galėtumėm su padaryti? Tada ir vaikas galvos, gal ir tą, ir tą. Ir, taisyklės iš tiesų vaikams uždeda vėlgi ribas ir kūrybiškumas stabdo. Tai labai norisi tų žaidimų atsisakyti, kurie būtent vaikui tik taip žaisti ir ne kitaip. Nes ir pats vaikas kartais supyksta, kad jam taip nepasiseka, gal jeigu 5-mečiui skirtą žaislą nusiperka ir jam nepavyksta sukonstruoti, jau jis jaučiasi negerai, jo pasitikėjimas krenta. Tai, taisyklių žaidimai iki mokykliniam amžiui iš tiesų dar nėra, kas jiems patinka. Jau pradinėme amžiuje tikrai vaikai nori atitikti ir sutilpti ir save pabandyti savo kompetenciją, ar jau jie gali visas taisyklės suprasti, tai tada labai gerai.
Ir ypatingai pastebėjau, mano kaip tik dabar mergaitė yra pradinukė ir jai labai svarbu, kad viskas atitiktų instrukciją. Taip. Tikrai jūsų žodžiai, tikrai matau, kad tikrai labai yra, tos tendencijos, kokio amžiaus tarpsnėje vaikui kas yra svarbu. Bet tarkim, Giedre, man būtų, aš manau, pakankamai nesudėtinga nupirkti žaislą savo vaikams, nes aš juos pakankamai neblogai pažįstu, žinau, kas jiems labiau patinka, ar aktyvūs, ar pasyvūs žaidimai, ar kažkokie konstruktoriai, dėlionės ir panašiai. O kaip rinktis tiems, kurie perka, galbūt eina į gimtadienį, į kito vaiko gimtadienį, arba giminaičiams, ar ne, dukterėčioms, sūnėnams, draugų vaikams, kas galėtų padėti išrinkti tą dovaną? Šiuo atveju gali tikrai pasitarnauti amžius. Ir, kurie žaislai turi amžiaus nuorodą, tikrai gali jums padėti susigauti. Ir reiškiasi, jau nuo 5 metų jisai gali tą daryti. Jeigu nežinote tikrai, ką rinktis, amžius yra tas rodiklis, kas dažniausiai vaikui jau tam amžiui rūpi. Taigi, jums tikrai einant į gimtadienį svarbu pažiūrėti, kas, jau nurodyta ant etiketės ir ar tas vaikas tą sugebės. Nes jeigu nupirksite puzlę iš 1000 detalių, 3 metais dar to nepadarys ir jam dovana tikrai nepatiks. Patiks po 3 metų. Po 3 metų. Taip galite vėlgi sugrįžti į gimtadienio progą. Taip, tai amžius tikrai padeda ne taip artimai pažįstant vaiką ir, jums gerai jaustis, kad pataikysite dovaną nupirkti. O tarkim, jeigu tėvai norėtų pastebėję lavinti kažkokį vaiko išskirtinį įgūdį arba kažkokią įgūdžių sritį, ar ne? Tarkim, pavyzdžiui, vieni vaikai yra daugiau aktyvūs, labai komunikabilūs, bet jiem dažniau tada trūksta kantrybės su tokiais kažkokiais kruopštumo reikalaujančiais darbeliais, žaidimais ir panašiai. Taip. Ir atvirkščiai, tie vaikai, kurie yra ypatingai kruopštus, be galo daug turintys kantrybės, jie gali krapštytis prie vieno dalyko 3 valandas sėdėti ir jiems nieko daugiau nereikia. Jiems sudėtingiau įsitraukti į kažkokius komunikacinius žaidimus, ar ne? Taip. Kaip šitoj vietoj, ar reikėtų tėvams lavinti ne tik tą sritį, kurioje vaikas ir taip matosi, kad jau nardo kaip žuvis vandenyje, bet ir atkreipti dėmesį į jo silpnasias kerteles? Taip, mes būtent apie tai galvodami ir kūrėme šią savo edukaciniai LT svetainę, kurioje ir nurodome tam tikrus pagal įgūdžius surūšiuotus žaislus, kad yra ir kūrybingumą lavinančių žaislų, ir tą kaklumą ir net fizinį aktyvumą, nes tai svarbu iš tiesų visapusiškai lavinti vaiką ir reikėtų nepamiršti tikrai, kad savim užsiėmusiems vaikams reikėtų ir bendradarbiavimą skatinti, kad suaugęs jisai būtų pasitikintis bet kokiose gyvenimo situacijose. Ir žaidime būtent tai net nepajausdamas vaikas išmoksta. Tai jeigu jūs žaidimą įtraukite vieną, įtraukite kitą apie, pavyzdžiui, bendravimą, vaikas, pradeda džiaugtis tuo ir pradeda tiesiog bandyti daugiau. Tai tikrai verta susijęti ir pastebėjus vaiko kažką, ar trūkumą, ar sunkumus, pabandyti pažaisti apie tai. Ir, jeigu mes kalbėtumėm ir sakytum, tau blogai sekasi, tai vaikas to, ir nepadarytų. O jeigu žaisime ir maloniai, tą darysime, tai tikrai jam daug geriau pasiseks. Taip, iš tiesų ir aš pastebiu, žaisdama ir leisdama laisvalaikį su savo vaikais, kad tas pozityvus mokymasis, pozityvus žaidimas, kai tu pats neuždedi savo taisyklių, reikalavimų kažkokių didelių, tai vaikas gali savo taisyklės, savo reikalavimus išdėstyti ir jais vadovautis. Tai yra iš tiesų labai svarbu ir jį skatina tada žaisti, jam žaidimas tampa malonus. Bet apie tą žaidimą tėvų su vaikais aš dar norėčiau šiek tiek pakalbėti, bet apie tai pakalbėsime truputėlį vėliau, o dabar dar pasiklausykime muzikos. Likite su mumis. Na 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 na
širdis bijojo, paslaptim apdengto grožio iš dangaus. Nieko jau negaila, nieko jau nereikia, tik kai žingsniai baigsis, pasitik prašau. Erdvės neaprėpia, žodžiai nenusako, pasauliai kokie slypi širdyje žmogaus. Tik kai žingsniai baigsis, prašome tik vieno, tuos, kuriuos mylėjo, pasitikėk tu. Šventą tavo vardą širdyje nešioja, šviesų tavo veidą trokštame išvyst. Šventą tavo vardą širdyje nešioja, šviesų tavo veidą trokštame išvyst. Jėzau. XFM. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame į studiją ir tęsiame pokalbį su Giedre apie žaislus, apie žaidimus, apie žaidimų svarbą vaikų ugdyme ir raidoje. Ir Giedre, man kyla toks iš praktikos klausimas. Suprantama, kad tas mūsų pasaulis, jis iš tiesų yra labai, labai lekiantis. Ir laiko prasme mes tikrai turime ne tiek daug to laiko skirti savo vaikams, leidimui laiko su jais, nes yra mokyklos, darželiai, darbai, kitos veiklos ir taip toliau. Kaip tėvams, kurie iš tiesų yra užsiėmę, kurie negali tiek daug laiko skirti būti su vaikais, kaip jiems tą laiką praleisti kūrybingai, kad iš tiesų tebūnie tai bus 1 valanda per vakarą, ar ne, ar ten kas 2 vakarą 1 valanda, na kiek to laiko ten mažai bebūtų, bet kad tas laikas būtų išnaudojamas kūrybingai. Kaip ir pasakėte, bent kartą per savaitę skirti reikėtų, ir pusvalandis ir valanda gali pakankamai būti geras laiko tarpas su vaiku žaisti. Bet žaidimas, kaip ir kalbėjome, kad ar su vaiku žaisti jau nurodinėjant jam visas, kaip čia turi būti žaidimas, ar tiesiog leisti ir nieko nedaryti. Tai, man atrodo, reikėtų subalansuoti, kad mes improvizuojame kartu su vaiku ir ta improvizacija suteikia daugiausiai malonumų iš tiesų. Kai mes surandame jau tokį abiems pusėms patinkantį žaidimą, pavyzdžiui, man asmeniškai patinka labai bokštą statyti. Ir aš su vaiku tiesiog statau bokštą ir kaip tik man įmanoma ten aš sugalvoju
Ir žinoma, ne tik aš sugalvoju, stengiuosi paskui atsitraukti šiek tiek ir leisti vaikui. Pamatau, kas jam įdomu, kaip statom vėlgi ir gal net naujų detalių, gal kažkoks kiaušinis rieda nuo to bokšto. Ir tiesiog improvizacija, padeda negalvoti, kad mes dabar turime skirti pusvalandį vaikui žaisti. Taip. Ir tai, tam tiesiog veikla mums turi būti maloni, kad ir mes po darbo atsipalaiduojame toje veikloje. Ne tik, žiūrėdami į kompiuterio ar ten televizoriaus tą ekraną atsipalaiduosime, bet ir žaidime su vaiku mes turime jaustis atsipalaidavę. Ir tai ir yra didžioji paslaptis, nes vaikas tiesiog jaučia, jeigu jūs nieko nepadarote, jisai, lyg ir vieną žaidžia, jeigu jūs viską darote, tada jūs tik tai žaidžiate. Taip. Tai turi būti improvizacija ir jūsų abiejų komandinis toks pasiskirstimas. Ką jūs čia darote ir ką sukūrėte. Ir tame bendravime ypatingai vystosi vaiko socialiniai gebėjimai, emociniai gebėjimai, kaip jisai prisileis jūs, kaip jūs ryšį mezgate ir išgirstate jo nepasitenkinimą, o paskui jisai jūsų nepasitenkinimą. Ir tėvai neturi būti vaiko pastumdėlė iš tiesų žaidime. Mamos kartais sako, aš žaidžiu su vaiku, o matosi, kad jisai tik tai mamą visai kaip stumdo. Tai irgi nėra geras žaidimas, nes vaikas lyg ir atsigriebia, nes jį taip stumdo. Kartais mama irgi nurodinėjant. Žaidime būtent lavėja tas normalaus santykio užmezgimas, kai mes jaučiame vienas kitą, kad man nemalonu, todėl, žaidžiame gal kitą žaidimą, nes šitas mums nesiseka. Jeigu susipykstame, būtina, peržiūrėti žaidimo taisyklės, reiškia, šita veikla kelia nemalonų jausmą ir ieškome gal kito. Tada žaidimas bus tikrai malonus ir tas mokymasis bus malonus ir suteiks tą proceso tokį krūvį, kuris tikrai mūsų užveda ir norisi sugrįžti, gal kitą vakarą vėl pratęsime jį, nes jau reikia eiti miegoti. Tai kaip aš suprantu, iš tiesų yra svarbu, kad ne tik vaikui tai keltų malonius prisiminimus, įspūdžius, bet taip pat tai būtų maloni veikla ir tėveliams žaidžiantiems su vaikais, ar ne? Taip. O dar norėčiau, Giedre, paklausti, tarkim, mūsų vaikystė, jau tėvų vaikystė, jinai praėjo vienaip žaidžiant, ar ne? Mes ėjome į kiemus, žaidėme su bendramžiais ir dažniau tą laiką leisdavome su panašaus amžiaus vaikais, nežaisdavome su suaugusiais. Ir kaip dabar, tarkim, tėvams, kurie nežaidžia su savo vaikais, bet jie labai norėtų išmokti žaisti, bet nežino, nuo ko pradėti. Galbūt jūs turite kokių nors praktinių patarimų, nuo ko jiems pradėti, kaip užmegzti dabar tą žaidimą, tą veiklą su savo vaikais, kad ir po tą pusvalandį ar po tą valandą pradžiai per savaitę, ar ne, kaip minėjote, galbūt paskui tai išsivystys į smagų ir ilgą laiko praleidimą, bet nuo ko pradėti, galbūt yra kažkokių praktinių patarimų, kaip tėvams išmokti vėl žaisti. Tai geriausias iš tiesų patarimas yra prisiminti savo vaikystę, nes, tikrai jūsų patirtis yra tai, ką jūs turite. Aš negaliu įdėti jums iš karto savo patirties, kurią aš jau gal sukaupusi apie žaidimą. Taigi, jeigu jūs turėjote savo vaikystėje mėgstamą žaidimą, tai galite tikrai pabandyti ir su vaiku to pasidalinti. O aš žaidžiau, žinok, taip ir su tuo. Ir, vaikas pamatys, ir kaip jam tada. Vėlgi atrasite kažką gal bendro, gal kažką visai skirtingo. Tai yra atradimo džiaugsmas, kur smagu tiesiog jausti tą bendrumą, kad aš pasidalinau. Ir kad žaidimas būtų malonus, mes galime prisiminti ir savo tiesiog malonius įspūdžius vaikystėje ir gerus prisiminimus su draugais. Gal tas žaidimas ir nebus vienodas, kaip žaisdavom su vaikais lauke, bet galime tiesiog surasti, kas tikrai užveda. Ar mus bėgioti užveda kažkas ir kažkokie žaislai, pavyzdžiui, o gal tiesiog statymas ir net vėrimas vėrinėlio, irgi tas kruopštumas mūsų lavė. Bet svarbiausia, aš manau, nuo ko pradėti, tai atsisėsti ant kilimėlio ir pamatyti, gal pasaulį iš vaiko pusės, ką jisai mato ir ką gali pasiekti. Ir tiesiog imti ant kilimo tuos daiktus ir su jais bandyti kažką padaryti. Tai yra kūrybinis procesas ir tikrai nėra tam taisyklių. Tai jums turi būti malonu. Labai dažnai būna taip, kad kokie tėvai, tokie ir vaikai. Tai dažniausia tokia tendencija, kad vaikai perima iš tėvų tiek genetiškai, tiek iš tų įpročių, ar ne perima tam tikrus dalykus.
Ir be abejo, tai susiję ir su žaidimais. Ir tarkim, jeigu, tiek tėvam, tiek vaikam yra maloniau, tarkim, kažkokie aktyvūs, komunikabilūs žaidimai, ar ne? O tiek tėvai nelabai mėgėjai ir vaikai, aišku, atitinkamai nelabai mėgsta tuos kruopštesnius žaidimus. Arba atvirkščiai, ar ne? Labai mėgėjai kruopščių tų tokių žaidimų, kur reikalaujantis daug kantrybės, bet nelabai mėgsta tos aktyvesnius žaidimus. Ar tai yra blogai, jeigu tėvai su vaikais žais tai, kas ir vaikam, ir tėvam patinka, ir, neužsiims lavinimu tos kitos srities, kuri yra tiek vyresniųjų, tiek mažųjų silpnoji pusė? Iš tiesų, pradžioje tikrai gali būti pats geriausias sprendimas tą daryti, kas jums patinka. Ir tiesiog jūsų nuotaika užkrės vaiką. Bet, iš kitos pusės, jeigu galvojate, ir tai tikrai suprantate apie save, kad jums tas žaidimas patinka, tai galite, pavyzdžiui, žaislus nusipirkti, kas kitą pusę lavina. Ir tai vėlgi edukaciniai žaislai, kurie gali būti tikrai kokybiški ir vaiką patraukti. Ir tėvai gali pabandyti įsitraukti, o gal patiks vėliau ir jie tikrai tuo susidomės. Žaislas gali būti ta priemonė, kuri tiesiog pritraukia prie kitos pusės. Ir tada ne tik vaikai ugdys savo silpnasias vietas, bet ir suaugusieji. Taip. Manau, tikrai to galime siekti, nes, kaip jau minėjome net ir laidos pradžioje, kad mokytis yra niekada nevėlu. Ir net ir būdami suaugę galime tikrai išmokti daug nuostabių dalykų, kurie mums pasitarnaus gyvenime, ar ne? Taip. Ir tuo pačiu lavinsime ir ugdysime savo vaikus būti stipriais įvairiose pusėse. Kągi, padarykime dar vieną pertraukėlę ir greitų laikų sugrįšime į studiją tęsti mūsų pokalbio. Likite su mumis. Jėzau, atverk į akis man, mano širdies akis, trokštu regėti tave, noriu pažinti tave. Jėzau, atverk į akis man, mano širdies akis, trokštu regėti tave, noriu pažinti tave. Žvilgsnį pakelk į aukštyn, į spindinčią viešpaties šlovę. Liejas jo meilės jėga, kai giedam šventas, šventas, šventas. Žvilgsnį pakelk į aukštyn, į spindinčią viešpaties šlovę. Liejas jo meilės jėga, kai giedam šventas, šventas, šventas. Jėzau, atverk į akis man, mano širdies akis, trokštu regėti tave, noriu pažinti tave. Jėzau, atverk į akis man, mano širdies akis, trokštu regėti tave, noriu pažinti tave. Žvilgsnį pakelk į aukštyn, į spindinčią viešpaties šlovę. Liejas jo meilės jėga, kai giedam šventas, šventas, šventas. Žvilgsnį pakelk į aukštyn, į spindinčią viešpaties šlovę. Liejas jo meilės jėga, kai giedam šventas, šventas, šventas. Žvilgsnį pakelk į aukštyn, į
šventas, 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 trokštu regėt tave. Šventas, 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 noriu pažint tave. Jėzau, atverki akis man, mano širdies akis, noriu pažint tave, trokštu regėt tave. Jėzau, atverki akis man, mano širdies akis, trokštu regėt tave, noriu pažint tave. Šventas, 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 trokštu regėt tave. Šventas, 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 trokštu regėt tave. Iš širdies į širdį. Nes tik jie tai girdi. Grįžtame po trumpos pertraukėlės į studiją ir tęsėme pokalbį su Giedre. Kalbame šiandien apie edukacinius žaislus, apie žaidimą, apie žaidimo svarbą vaiko gyvenime. Ir labai šaunu iš tiesų, kad kūrėsi tokios parduotuvės, kurių asortimentas yra žaislai, padedantis ugdyti ir lavinti vaiko įvairius gebėjimus, nes iš tiesų labai daug šiais laikais yra tų žaislų, kur vaikas sėdi, pasyviai stebi ir tikrai manau, kad tai daro nelabai gerą įtaką jo raidai. Bet kita vertus, aš galvoju, galbūt ne visi tėveliai gali įsigyti tokių žaislų arba tarkim, vėlgi negali prisipirkti ten milijoną žaislų, ar ne? Ar ir jūsų kolektyvas mąsto apie kažkokias idėjas, galbūt į ateitį, gal jau dabar kažką įgyvendinate, kurti galbūt kažkokį būrelį, laisvalaikio praleidimo būdą, kur galima būtų tuos žaislus išbandyti, kur galima būtų su jais susipažinti, pasižiūrėti, kokie žaislai labiau patinka mūsų vaikams, kokie įgūdžiai jo yra stipresni, kokie silpnesni, ką reikėtų lavinti labiau. Ar mąstote apie būrelį kažkokį tokį laisvalaikio praleidimo būdą, naudojant tuos žaislus? Taip, mūsų iš tiesų yra daug idėjų dabar galvose, nes, iš tiesų tai būtina, nes sunku ir tėvams kartais suprasti, nusipirku žaislą, kam jisai skirtas. Ir pasakius, kad vysto kūrybingumą, nebūtinai suprantame iš karto, ką daryti. Tai mes tikrai mąstome, gal net po pamokinę ar patogiu laiku tėvams veiklą, kuri būtų lyg ir žaidimo laboratorija, kur galima pabandyti ir žaislus, ir patį tą santykį žaidimo, nes tikrai reikia savo nuostatas nuteikti, kad aš dabar žaisiu ir improvizuosiu. Tėvai yra irgi gana susikaustę ir nelabai greitai atsipalaiduoja. Tai ta tiesiog atmosfera turi užburti tave ir reikalingas tas. Mes galvojame tikrai su savo kolegomis ar su kažko bendradarbiauti ir patogioje vietoje, gal vaikų netgi erdvėje kažkokioje daryti žaidimo bandymus ir žaidimo nuotykius. Tai labai lauksime tokių nuotykių ir tokių bandymų, nes iš tiesų aš pati asmeniškai galvoju, būtų labai įdomu susipažinti su tais įvairiais žaislais, tiek pačiam pačiupinėti ar ne, susipažinti, pasidomėti, tiek vaikui, tarkim, susipažinti, nes, kai matai paveikslėlį, ne visada gali suprasti, kam tas žaislas, kaip jį naudoti, ar tai bus įdomu man, ar tai bus įdomu vaikui. Ir iš tiesų norisi jį pačiupinėti dažnai. Tai labai, manau, naudingi tokie būtų užsiėmimai ir jeigu tokie atsiras, aš tikiu, kad mes apie juos irgi sužinosime.
O baigiantis mūsų laidai, Giedrė, norėčiau, kad pati palinkėtum, ką nors mūsų tėveliams, mamytėms ir tėveliams, kurie mūsų klausosi, kurie, kaip ir minėjau, galbūt ieško būdų, kaip žaisti su vaikais, kuriems kyla tų klausimų, kaip geriau tą vaiką lavinti, kaip jį ugdyti, kokius žaislus naudoti. Kažkokį tokį palinkėjimą tėveliams. Taip, aš dažniausiai visiems linkiu grįžti į savo vaikystės prisiminimus ir drąsiai improvizuoti. Labai kartais sunku išlysti iš to suaugusių mąstymo ir, kažkaip bijoma suklysti. Oi, kaip čia aš pasirodysiu prieš savo vaiką, lyg ir pasirodysiu kažkoks neprotingas ir, visai kažkaip išprotėjęs gal. Tai žaidime iš tiesų reikia daryti klaidas, nes vaikai supras, kad tos klaidos gyvenime vėliau, irgi nėra tai baisu. Dabar labai daug iš tiesų vaikai gauna iš išorės lūkesčių, kad jie turi būti, geri mokiniai, daug žinoti. Tai klaidos iš tiesų yra tas dalykas, kas žaidime lyg ir turėtų vykti ir tai viso smagumo nugriuvo bokštas ir va. Kaip smagu. Mūsų, nepasisekė įstatymas, bet žaidime labai gerai iš tiesų klysti ir mokytis iš klaidų, ką daryti kitaip. Išspręsti tą problemą ir vėlgi kritišką mąstymą savo lavinti, kad, problema yra, o kaip mes ją sprendžiam. Ir, tiesiog atsipalaiduokite ir nebijokite suklysti. Taip, ir aš noriu prisidėti prie Giedrės palinkėjimo ir iš tiesų palinkėti gal ne tiek žiūrėti į tą laisvalaikį su vaiku kiekybės prasme, tai yra nežiūrėti, kad kuo ilgiau būtume su vaiku. Aišku, tai irgi labai svarbu, jeigu turime tą galimybę, tai ačiū Dievui ir valio ir būkime su vaikais kuo ilgiau. Bet iš tiesų ir pirmiausia savo ir visiems kitiems noriu palinkėti, kuo turiningiau tą laiką praleisti, kuo daugiau improvizuoti, kuo daugiau žaisti ir kad tas laisvalaikis su vaiku jis būtų aktyvus bendravimo prasme, komunikavimo prasme, kad nebūtų taip, kad mes virtuvėje gaminame valgyti, vaikai kitam kambarį žaidžia ir mes įsivaizduojame, kad mes leidžiame laiką su vaikais. Nes aš tikiu, kad toks leidimo būdas jis ne visiškai atitinka tuos vaikų lūkesčius ir todėl norėtųsi tikrai ir savo ir visiems kitiems palinkėti rasti to laiko ir jį praleisti kokybiškai, svarbiausia. O taip pat noriu paprašyti Giedrę pasidalinti kontaktais, jeigu atsirastų žmonių, kurie susidomėtų edukaciniais žaislais, kurie tikrai tikiu yra naudingi ir norėtų įsigyti, nes nepaslaptis artėja šventinis laikotarpis ir tikrai visi vaikai lauks dovanėlių po eglute. Todėl pasidalinkite savo parduotuvės kontaktais, kur žmonės galėtų pasidomėti, pasižiūrėti, galbūt kreiptis kažkokios pagalbos su klausimais kylančiais jiems apie edukacinius žaislus ir be abejo jų įsigyti. Taip, tai mus visada galite surasti internete www.edukaciniai.lt. Mes rūšiavame žaislus pagal įgūdžius, amžių ir net kategorijas. Tai tikrai galite surasti, kas jums būtent tinka. O klausimus mes visada galime atsakyti jums Facebook grupėje Edukaciniai žaislai ateities herojams. Jūs galite tapti draugais ir netgi išgirsti naudingos informacijos apie tai, kaip lavinti įgūdžius. Vilniuje galime ir susitikti, jeigu užeisite į Paupio 28, bet žinoma, reikėtų susiskambinti ir tikrai susitarti. Aha, tai jūs tokios kol kas parduotuvės, į kurią galima būtų ateiti, apsipirkti jos nėra, jinai daugiau kol kas internetinė parduotuvė, ar ne? Taip, šiuo metu esame internetinė parduotuvė ir tikrai manome, kad tai patogiausias būdas išsirinkti, o žinoma, galime susisiekti, jeigu norim iš karto pažiūrėti ir paliesti žaislą, tikrai galime susitikti. Tai tėveliai tikrai gali, kreiptis, rašyti jums, skambinti ir galima susitikti ir apžiūrėti tą žaislą ir pasižiūrėti, ar jis visgi bus tinkamas ir įdomus jų vaikams, ar ne? Taip. Puiku, taigi, mieli tėveliai ir mamytės, nesnauskite, artėja šventės ir tikrai manau, kad tai yra labai naudingas pasirinkimas, nes mūsų vaikai vis daugiau laiko praleidžia prie tokių įvairių dėžučių, kurios ne visada daro teigiamą įtaką jiems. O šiandien mes laidą jau baigiame. Aš labai dėkoju Giedrė tau, kad tu šiandien atvykai ir pasidalinai savo įžvalgomis apie vaikų lavinimą, ugdymą ir žaidimo svarbą jų gyvenime. Ačiū tau. Ačiū jums. Ir mielos mamos ir tėveliai, kurie mūsų klauso,
linkiu tikrai jums rasti tą ryšį su vaikais, jo neprarasti, jį auginti, ugdyti, jį nuolat palaikyti, galbūt trumpiau, bet kokybiškiau, tai yra tikrai labai svarbu, nes ateis laikas, kai vaikai nebežais, bet jie galbūt norės tik tai pasikalbėti ir jeigu to ryšio nebus, jie greičiausiai eis kalbėtis kažkur kitur. Todėl labai, manau, svarbu, kad šiandien žaidimo forma, rytoj jau galbūt kita forma, mes palaikytume tą ryšį su jais, neprarastume to ryšio ir tada tikrai, manau, jie ir suaugę ateis pas mus ir kalbėsis ir bendraus su mumis, kai jau mums tada labai to reikės ir norėsis to bendravimo su vaikais. Taigi kantrybės jums, išminties, daug džiaugsmingų akimirkų leidžiant laiką su vaikais, žaidžiant su jais ir pasilikite su mumis ir iki kitų susiklausimo. Būkite palaiminti. Iki.